Labas rytas. Per toli, kad galėčiau nufotkinti, bet štai šitoj pamiškėj dabar ką tik vėl mačiau pulką stirnų ir beveik kasdien jas matau. Čia, kur vaikštom su Gile savo laukuose. Ir man visada stirnos turi ypatingą reikšmę dėl to, kad tie, kas skaitėt mano knygą, tai žino, ten yra toks žaidimas, kur kiekvieną dieną leidi pinigus. Ir kasdieną ateina tų pinigų ant popieriaus vis daugiau ir tu ant popieriaus turi, žodžiu, sugalvoti, kaip tu juos išleistum. Ir aš, kai pirmą kartą žaidžiau tą žaidimą, tai atsimenu, kad nupirkau mums butą Stirnų gatvėj, Žvėryne, prie Panoramos. Ir taip viskas stebuklingai susidėliojo, kad dabar mes gyvenam Stirnų gatvėj, tiesa, ne Vilniuj, bet mes gyvenam Stirnų gatvėj ir beveik kasdien matom stirnas, kurių pulkas čia aplinkui gyvena ir jų baltos uodegytės vis nuliuoksi, nušeituoja, kai jos šokinėja kaip ant sprandžinų stirnos, ar ne? Tai man tai yra toks kasdienis priminimas apie tai, kad svajonės pildosi, kad mūsų norai pildosi ir dar geriau, negu mes įsivaizduojam. Tad metų pabaigai svajokim ir prisiminkim, kad svajonės pildosi.